Tai Kartu Gamtos akademija nuo tradicinės mokyklos skiriasi daug dalykų. Galbūt pačiu požiūriu į mokymą, tai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio individualų poreikį, individualų tempą ir patį suvokimą. Tai, pavyzdžiui, pačios pamokos. Pas mane, pavyzdžiui, matematikos pamokose dalyvauja iki 5 mokinių. Taip aš galiu skirti tikro kokybiško laiko kiekvienam. Ir tai yra puiku, nes matosi ir didesnis progresas, ir iš pačio vaiko didesnė motyvacija mokytis, semti žinių ir gilesnis suvokimas į patį dalyką. Pamokose taip pat dalyvauja skirtingo amžiaus ir skirtingo lygio ir pasiekimų mokinių. Tai labai padeda patiems mokiniams ugdyti savo pedagoginę gyslelę, padedant vieni kitiems. Ir tas pats mokymasis bandome pateikti kuo daugiau praktiškų pavyzdžių gyvenimiškų. Tiesiog, kad tai nebūtų sausas kalimas teorijos ir tiesiog taip, pavyzdžiui, lauke skaičiavome autobusiuko bagažinės dydį, kad suprasti, kiek kubų malkų į jį tilps. Ir tada su to galima žaisti daugiau. Kiek kainuoja kubas malkų, kiek svoris ir visi tokie. Su plotu ir perimetru ir tūriu klasės mūsų visą erdvę išmatavome. Tiesiog, kad turėti bendrą suvokimą, kas tai yra. Prūdas yra netoliese, jį apskaičiuoti. Tai vadovėlius mes naudojame labai įvairius ir labai plačius, nes pagrinde taip einame ir pagal ugdymo programą, ir pagal klases, ir pagal viską, bet ne pagal vadovėlius, o būtent pagal temas, kurias reikia išmokti ir temas, kurias gilintis ir kad statyti nuo pat pradžių stiprus pamatus, kad toliau aukštesnėse lygiuose būtų daug lengviau. Tai va. Bet vadovėliais naudojamės, bet ne iš jų mokomės. Žinau, kad dabar ketvirtokai laikė neseniai patikrinimą matematikos. Jiems puikiai sekasi iš tikrųjų. Tikrai šauniai. Tai va. Mokome ne iš vadovėlio, o iš širdies.